Praėjusioje laidoje pristatėme Alos ir Jono Teikertų bei Eurikos ir Alvydo Alunderių sodybas. Susumavus trumpaisiais telefono numeriais ir internetu balsavusiųjų rezultatus, paaiškėjo, kad daugiau balsų gavo Alos ir Jono Teikertų sodyba. Po šios laidos paaiškės, kurios 2 iš 4 sodybų pateks į finalinį etapą. Priminsime, jog savo balsą už patikusią sodybą galite atiduoti skambindami trumpaisiais telefono numeriais, balsuoti galima laidos metu ir pusvalandį po jos. Taip pat savo nuomonę galite pareikšti internetu svetainėje www.sodovizija.lt. Čia jūsų balsai laukiami iki pirmadienio vakaro. Šį kartą mūsų akiratyje Pajūrio sodybos. Pirmiausia, sukame į Palangą. Labą dieną. Prašom į svečius. Prieš 30 metų iš Vilniaus į kurortinį miestą nutekėjusi Rita Meškienė savo sodybą puoselėja jau 30 mečius. Tiek laiko prireikė, kad nedidukas sklypas taptų žydinčią oazę, kuri džiugina ir šeimininkus, ir jų artimuosius, ir svečius. Idėja yra tame, kad nedidelėme žemės plote sukurti kažkokį tai dizainą. Čia yra apie 9-10 arų. Ir, sakykime, aišku, žemės yra mažiau, nes didžiąją dalį užima namas, bet vidinis kiemelis, kuris yra labai jaukus, jis nesimato gaila iš lauko, bet galbūt tam ir yra šarmo. Labai norėjosi, kad augalai taptų dekoracijom, tokiom, neleistų vėlgi išeiti tai visai energijai, kuri čia yra, į kraštus, pas kaimynus. Norėjosi, kad liktų čia. Visus augalus Rita sodina pati. Pati jos komponuoja, derina, pagrindinis sodybos akcentas nedidelis fontanėlis. Žydinčiame meškių sklype daugybė senovinių rakandų. Šeimininkai žino kiekvieno jų istoriją. Kiekvienas daiktas yra pastatytas mano ir aišku vyrui patariant, nes mano vyras jis labai mėgsta senovinius daiktus. Jūs pamatysite kai kurios unikalius, čia yra jo hobis, o aš tiesiog pritaikiau savo sode šitos daiktus ir man atrodo, jie rado vietą. Iš vaikų darželio, čia Palangos, iš Ąžuoliuko atsiveda vaikus kiekvienais metais ekskursiją ir aiškinam trupučiuką apie kiekvieną daiktą. Tai va, man tas irgi paglosto širdį, o vyrui tai ypatingai, nes čia yra jo hobis. Originaliai rengta triušidė ir vaikų žaidimo aikštelė trimetės meškių anūkės džiaugsmui. Rita neslepia, kad mažosios atsiradimas pakoregavo sodybos mažąją architektūrą. Čia mūsų malūnas, kuris džiugina anūkę. Mes turime specialią pasaką, kad šitas nykštukas saugo sodą, o naktį jis eina miegoti iš tą malūnėlį. Augalais Rita domisi nuo mažų dienų, tą meilę įskiepijo mama. Vilniaus senamiestyje esančio buto balkoną įpuošdavo šimtai žiedų. Ritai augalai jų puoselėjimas taip pat teikia begalinį malonumą. Vasarą, kaip pat sezono įkarštis, iš darbų namo neretai grįžta ir vidurnaktį, bet dieną radusi laisvą minutę nors trumpam užsuka į savo sodą. Nusiaunu batus ir pasiėmus, sakykime, laistymo aparatus, laistau sodą ir džiaugiuosi gyvenimu, todėl kad tai yra iš tikrųjų tai, ko reikia žmogui. Tas sąlytis su gamta, jis iš tikrųjų daro stebuklus. Galbūt mes būtume mažiau piktesni ir daugiau džiaugtumėmės gyvenimu, jeigu turėtume galimybę kiekvienas turėti nors mažą lopinėlį žemės, kad va susilies su žeme. Grožis tiesiog išgelbės pasaulį, taip kaip ir yra pasakyta. Nes pats grožis, jis visada stabdo žmonės daryti blogus darbus. Ir aš tą matau, jeigu atvažiuoja svečius vaikai, jie niekada nedrįsta bėgioti, laužyti, draskyti, vien dėl to, kad jie mato, kad yra gražu, taip, ir reikia elgtis atsargiai. Ir tas iš karto viską pasako. Moteris įsitikinusi, sodybos puoselėjimas augalai ne tik džiugina akį, bet ir suteikia stiprybės. Neseniai iš Indijos atvykęs svečias dar kartą jai patvirtino tai, apie ką pati seniai mąstė. Kaip jis gražiai man pasakė, reiškia, sako, tu žinai, sako Rita, žmogus sėdi ant šakos, kurią pats pjauna. Ir tada, kai jis pamato, kad tuoj nukris, jis pradeda gelbėtis. Ir aš manau, kad tai, ką jūs matote, tai yra gelbėjimasis nuo viso to, ką daro žmogus prieš gamtą. Malonu sulaukti svečių mūsų sodybą. Sodybą apžiūrėję ir su Rita pabendravę architektės bei kitos sodybos šeimininkė Nijolė Morkūnienė imasi vertinimų. Aplinka, kuris sukurta apie šitą pastatą. Audronė Žukauskaitė, palangiškė architektė. Kūrybinis kredo turime vertinti tai, ką turime ir vėl ieškoti prarasto ryšio su gamta, tokio, kokį turėjo mūsų protėviai. Ir visas tas zonavimas, ir pagalbiniai pastatai, ir svečių namelis, ir šita pavėsinė, kurioje mes čia sėdime, kaip koks arbatos namelis. Žodžiu, visa tai yra tikrai labai puikiai komponuojasi šitokiame nedidelėme sklype ir labai maloniai nuteikia.
Aš tai sakyčiau, pati stipriausia pusė tai yra šeimininkų dvasinė būsena, ko gero. Ramunė Staševičiūtė, klaipėdietė architektė. Kūrybinis kredo gera architektūra žmogaus laimingų nepadarys, tačiau suteikti gyvenimui daugiau harmonijos ir lengvumo tikrai gali. Tai visų pirma šita yra, o po to be abejo visa kita gimsta. Mes čia dabar esame, jeigu žiūrėti į pastatą, tiesiog tokia miesto viloje, kuri yra užmiestyje, jinai galbūt visiškai kitaip žiūrėtųsi, jinai turi tokius įdomus elementus, tokia paradinė pusė, centrinį įėjimą, ten baliustrada, vat metalo visi šitie dirbiniai, ir tai rodo jau tokias pretenzijas, lygiai užmiesčio rūmą, ir be to mane maloniai nustebino, kas irgi būdavo būdinga, ypač Palangai, kad vilos turėdavo savo vardą, pavadinimą. Tiesą sakant, šiek tiek nuvylė namo architektūra, bet be abejo čia visiškai suprantami dalykai. Tai matyt buvo rekonstruota kažkur 8-9 metį, tada buvo tokia mada, tokios tendencijos, nors kita vertus tas namas pagal tų laikų architektūrą dar pakankamai neblogai atrodo. Tokia mažam plotelėje tikrai čia labai daug yra. Kaip aš pati, kad sodinu ir auginu ir žinau, kiek čia yra darbo įdėta. Begalė augalų. Ir iš pirmo žvilgsnio jie tikrai derinasi tarpusavį. Pagrindiniai principai yra išlaikyti, kad ten pirmas augalų planas tokie žemesni, toliau aukštesni. Ir yra tokie foniniai augalai, kurie dengia aplinką ir sukuria vidinės tokios erdvės įspūdį, kad tu čia esi kažkur, lyg kažkokioj miške, kažkokioj gamtoje. Iš tikrųjų, jeigu pasižvalgyk, čia aplink pilna pastatų, jie čia pat už sienos. Va, tai yra vertybė. Sukurti tokią žalią aplinką, kuri yra be galo spalvinga. Matosi, kad tai tikrai viskas daryta su meile, su užsidegimu, su noru, o tai iš esmės ir yra svarbiausia. Jeigu tu tikrai darai tai, ką mėgsti ir kas tau patinka, tai visada turėsi kažkokį tai rezultatą. Tokios stilistinės vienovės nėra. Čia skyla pastatas savo, aplinka savo, o architektūrinės formos, žodžiu, žaidžia tokią visokią muziką. Mažosios architektūros gal trūksta šiek tiek to vieningumo. Ko gero, gal šeimininkam reiktų orientuotis kažkokią vieną kryptį. Tarkim, jeigu šeimininkas, kaip minėjo, labai mėgsta tos senovinius daiktus, rinkti, juos eksponuoti, džiaugtis jais, tai gal kažkaip bandytų tą kryptim užpildyti tą mažąją architektūrą. Nu, aš galėčiau tik pasiūlyti, iš tikrųjų, kad kai yra istorinės vertybės, tai vengti kažkokių plastmasinių dalykų. Nu, vat, kad ir tų nykštukų, arba kad ir vaikų baseinėlis plastikinis, tai galėtų jį kažkokį daryti medinį, nu, dar labiau puoselėti ir eiti tą linkme. Atsisakant tokio kičo, tikrai, kur jau aiškiai matosi. Architektė sako, kad iš germanų tautų kultūros atkeliavę keraminiai, gipsiniai ir plastikiniai nykštukai nebuvo mūsų krašto puošybos elementai. Todėl lietuviškoje sodyboje atrodo visai kitaip nei, tarkim, austriškoje. Lietuviai nuo seno savo kiemus puošė medžio, molio ar akmens dirbiniais, bet tai, pasak architekčių, kiekvienos sodybos šeimininkų reikalas. Gerai suprantu, kad prie senovinių daiktų, kurie turi tikrai vertę didelę, nes tos visos skrynės, sakykime, arba tie aparatai, jie turi 200-300 metų, negu kai kurie, arba va ten karšyklą mes dar aš jums parodysiu, jie tikrai turi didelę vertę. Netgi muziejai negalima sakyti. Bet šitie dalykai iš tikrųjų, kaip mane pastebėjo, yra vaikams. Tam, kad sukurti tą pasaką, kol anūkei 3 metai, kad ji būtų tikrai toj pasakoje. Ir mes kiekvieną vakarą prieš einant gulti pasakojam tą pasaką apie šitos nykštukus. Galbūt kažkada jie dings iš šitą sodą, bet šiam kartą jie yra. Tokios pastebėjau mišrainės truputėlį elementų, bet nuo tai ta atmosfera dėl to nei kiek nenukenčia. Tegu, jeigu jiem tai gražu. Juk jie neįsileis specialistų, kuris kažką išrinks ir kažką paliks. Tegu žmonės gyvena taip, kaip jiem patinka. Jeigu taip pasižiūrėjus kritiškai truputį, man truputį visko per daug yra. Bet šiaip viskas gražu. Kiekvienas kuria savo, turi sklypo ribas ar ne, ir jau vidus daro tokį, kokį įsivaizduoja pagal save. Vieni galvoja, kad tai turi būti tik žolyti ir daug asfalto, arba daug žolės ir kažkiek asfalto ir visiškai jokių augalų. Kiti masto taip, kad maždaug čia dirbti reikės, jeigu aš paliksiu žemės, tai aš geriau sudėsiu betoninės trinkelės kokias nors spalvotas ir tai man lyg ir kompensuos. Tai kiekvienas žmogus susikuria savo tą gyvenimo būvį
bet visi turim suvokti, kad be gamtos, be žalumos, be gėlių, be augalų, tai mes esam tušti ir pliki ir nykus. Kokia ta puikia architektūra bebūtų ir kaip mes ją gražiai be pastatytume ir parodytume. Architekčių ir ponios Nijolės prašoma įvertinti sodybą. Idėja, eksterjeras, apželdinimas, mažoji architektūra, funkcionalumas, stilistinis vientisumas ir estetika. Tai pagrindiniai vertinimo kriterijai. Jau vien tai, kad namas yra mūrinis ir patyręs eilę rekonstrukcijų, jis neturi didelės tokios architektūrinės estetinės vertės. Eksterjerą įvertinsiu, bet įvertinsiu nedidelių balų, galvoju, turbūt 6 kokiais, bet čia netgi nepriekaištas šeimininkam ar kažkam, tai čia tiesiog to laikmečio pastatas. Didžiausi balai mano vertinimu yra apželdinimas. Taip. Toliau seka visgi funkcionalumas. Čia yra neblogai išspręstas daugelis poreikių. Šitoje aplinkoje yra patenkinami. O visi kiti balai truputėlį žemesni, bet irgi labai neblogi. 10 balų galbūt ir netiduočiau, bet 9 be abejo atiduočiau už funkcionalumą. Būtent sklypo, tokio nedidelio mažo sklypelio, sugebėjimą šitiek daugybę funkcijų suderinti vienoje vietoje. Tai be abejo čia yra didelis pasiekimas. 10 balų atiduočiau, viskas tiek išravėta, išpuoselėta, aš tai neturiu tiek laiko tai puoselėti. Nes pas mane ir daržas, ir sodas, ir šiltnamis, ir viskas pamatysit, kaip yra. Be abejo, apželdinimas irgi nusipelno pagarbos ir išmonės ir tikrai matosi, kad žmogus supranta, ką daro. Štai tokie vertinimai. Ritai teikiame žurnalo Namas ir aš prenumeratą. Tuo metu Nijolė, kaip ir dauguma tikrų gėlininkų, neatsispiria pagundai parsivežti namo retesnį augalą. Jūs nežiūrėkit, aš pasivogsiu. Pasivogsiu, nes aš iš visur vagiu. Žinoma, vokit, aš turiu užsimerkti. Paimkit jau. Su visom šaknim galit keliasnės. Ne, užsidaug yra vis. Taip, nuostabius gėlis, bet tokios tai neturiu. Toliau laukia kelionė į Klaipėdą pas Nijolę ir Joną Morkūnus. Kai vagiamos gėlės, reikia nežiūrėti. Netrukus po reklamos. Baisiai daug nereikalingų balkonų. Aš čia juos visus nukapočiau. Mano skonio švyturio pavėsinė čia netiktų. Puikus iš tikrųjų žmogaus rankų darbo kūrinys šitoje vietoje yra.